Magijos vasaros eksperimentuose man labiausiai patinka matyti tikras žmonių emocijas, nes man atrodo, čia kartu būdamas su kitais nuo ryto iki vakaro, tai čia nieko neprivaidinsi. Magijos yra, man atrodo, tas formatas, kur visi gali būti. Ir nėra ten tiek svarbu, kiek tu tikintis, netikintis, bet esmė yra išdrįsti išeiti iš savo komforto zonos ir po to girdi, kaip žmonės per tas patirtis, per bendrystę kartu atranda Dievą. Iš šitos savaitės įsinešu daug, bet pagrindinis jausmas, kad galiu kažką tai daugiau. Kokius pasirinkimus tu darai, tegu visa tai būna persmelkta kilnaus tikslo. Tai man labiausiai užsifiksavo ir manau, kad su tuo ir iškeliausiu iš tiesų iš šio eksperimento. Magijos tikrai yra gera erdvė būti savimi, kur gali suklyst, gali pasakyti kažką keisto, ką nebūtinai kiti iš karto supras, ilgainiui pamatysi, kad valio žmonės vis tiek mane priima. Kiekvienais metais kyla iššūkis atrasti ir padovanoti kažką naujo. Viena vertus yra didelė dovana, kad daug dalykų sugrįžta. Mums kartu tai yra iššūkis kasmet atrasti kažkokį naują kampą, kažkokią staigmeną. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu, kad net ir jeigu jūs grįžtat 5., 6. kartą, jūs vis tiek išsinešat naują patirtį. Magijos vasarą galėčiau apibūdinti 3 žodžiais: aš, kitas ir Dievas. Jautri, atvira, tikra. Patirtį apibūdinčiau, tai būtų meilė, laisvė ir vienybė turbūt. Jeigu kiekvienas galėtų išsinešti bent vieną kruopelę magio toliau į kitas erdves, į kitas savo dienas, tai man atrodo būtų mums visiems didelis laimėjimas. Toliau likti atviriems, tam vaikiškam pažinti nepažintą, likti tokiam susižavėjimo lygyje vaikiškame, kuris, manau, gali atverti labai daug naujų perspektyvų gyvenime ir padėti mums labiau mylėti vieni kitus, Dievą ir save patį.